Meditacija. Meditacija, kaip yra medituojama. Tie, kurie medituoja, kaip įeiti į meditatyvinę būseną. Yra keli būdai. Keli būdai yra. Yra aišku daugiau būdų. Pateiksiu keletą būdų. Kaip lengvai galima įeiti į meditatyvinę būseną. Meditacijai pirmiausia reikia pasiruošti. Ką reiškia pasiruošti? Pasiruošti reiškia, kada jūs pasidarote visus savo namų darbus. Nebebūtų įtampų kažkokių tai. Pasiruošėt. Skiriat savo laiko. Laiko tai reiškia valandą laiko. Kai kurie išbūna meditacijos ir ilgiau. Tai va, tai čia pagrindiniai tokie momentai. Meditacijai. Vienas iš būdų tai yra tiesiog žvakės stebėjimas, tarkime, vakare. Ar geriausia vakare po visų dienos darbų pasirūpinti, kad niekas jūsų nesutrukdytų, nepaskambintų, nelaukti kažkokio tai skambučio. Žodžiu, namuose būtumėt vienas arba viena, vadinasi, tai yra svarbus momentai, norint tikrai turėti kokybišką meditaciją arba patekti meditatyvinę būseną. Kad nieko nėra smagiau, kada kai medituojate, ne? Ateina rezultatai kažkokie tai, jūsų savijauta gerėti ir panašiai. Meditacija tai tiksliau yra persikrovimas savęs. Susirinkti save. Iš dienos darbų, planų, minčių apie rytojų. Tai pagrindinė meditacijos svarba žmogaus gyvenime. Aš kada tai galvojau, kodėl kažin dar mokyklose nėra meditacijos pamokėlių vaikams. 45 minučių, pavyzdžiui. Nes tai yra labai svarbu mokėti sukoncentruoti dėmesį. Meditacija yra dėmesio sukoncentravimas. Kada gebame sukoncentruoti dėmesį, vadinasi, gebame įsisąmoninti medžiagą, tą, kurią šiuo metu yra pateikiama. Tai yra pagrindiniai meditacijos, vienas iš pagrindinių savybių, ko išugdo. Vėliau nuolatos patiriant meditacinę būseną, protas įpranta prie šio įrankio. Ir natūraliai kartais žmogus patenka eidamas keliu, gatve, eidamas namie į proto tylas. Kaip plaukti? Kai išmokstate plaukti, tai jūs nebegalvojate apie plaukimą, jūs tiesiog plaukiate ir viskas. Išmokstate dviračiu važiuoti, automatiškai jūs sėdate ant dviračio ir važiuojate. Tas pats ir meditacija. Taigi tiems, kurie pradeda medituoti, labai padeda žvakės stebėjimas. Žvakė nuramina mentalą mūsų protą. Būtent meditacija ir yra nuraminti protą, kuris mūsų gyvenime yra ganėtinai aktyvus ir kai kurie turi labai aktyvų protą. Ir tokiems žmonėms labiau tinka fizinės meditacijos, visokios kaip joga gali būti, arba kurios nualina kūną ir tokiu būdu jau žmogus nuvargsta ir patenka į proto tylą.
Moterims apskritai yra lengviau medituoti. Tai žvakės stebėjimas, užsidegate žvakutę ir stebite žvakę. Dėmesys niekur nesiblaško, nei kairį, nei dešinę, nei bėgioja protas, o tiesiog stebite žvakę. Ir tiesiog tuo metu galite stebėti, kaip jūsų mintis yra rytoj, vakar, šiandien dienos įvykiuose. Tai yra toks procesas, kuris yra pereinantis procesas. Ir po to protas nutyla ir patenkate į meditatyvinę būseną. Iš esmės yra mūsų, vadinasi, vadinkime kanalas, ne? Kada mūsų protas tai dažniausiai mentalas, o čia va, jisai makaluojasi nuo šitą visą zoną. Ir šitą perėjus jūs patenkate jau į širdelę, kas įsijungia širdelę su aukštesniuoju mūsų, aukštesnysis aš vadinamas, ne? Kažkoks kanalas, centras. Tuomet lengva išgirsti save, savo vidų, ko jūs iš tikrųjų norite, kokiu keliu einate. Ir daugelis kitų atsakymų, kurie gali ateiti. Vizijos kai kuriems ateina. Kas kokį turi talentą. Netgi kuo toliau medituojant, tų talentų vis daugėja tų talentų. Vienam talentas, su vienu talentu apsiprantate, tada ateina kitas talentas. Vadinama ekstrasensorika arba kažkokie tai gebėjimai. Tai vat meditacijos svarba ir jeigu taip medituojant nuolatos, tarkime į dieną skiriant keletą valandų, tarkime rytą, anksti ryte medituoti ir grupės dar kažkokias eiti arba medituoti dar per pietus, kas kaip gali, ne? Tai rezultatai iš esmės labai greitai pasimato, savijauta labai pagerėja. Kada tai girdėjau klausimą, kaip aš medituoju. Iš esmės, pastaruoju metu aš nemedituoju. Savo praktikoje aš važiavau į treningus, holotropinio kvėpavimo treningus, vadinasi, kur buvo labai intensyvus, labai stiprus ir su psichologiniam analizėm viskas sujungta ir su kvėpavimo praktikom, ir su meditacijom. Tai šiuo metu aš tiesiog sąmoningai gyvenu. Tai vadinasi, atkreipiu dėmesį į tam tikrus dalykus ir juos neutralizuoju. Vadinasi, renkuosi sąmoningai. O tos vidinės, vadinkime, programos, jos bet kokiu atveju jungiasi ir mes gyvename visuomeniai. Tiksliau, visada gyveni sąmoningai. Atkreipi dėmesį, kokia būsena yra šiuo metu, ar jinai pažįstama ta būsena, ją transformuoji tą būseną arba keiti kažką tai kito. Jeigu yra kažkoks pasirinkimas, tada sąmoningai pradedi galvoti, ar tai yra tavo pasirinkimas, ar tai yra dėl to, kad kažkas kito. Ir tiesiog nuolatos taip išugdai save funkcionuoti. Tai yra pagrindinė svarba žmogaus gyvenime, sąmoningai gyventi. Dažnai praleidžiu gamtoje laiko, vadinasi, vaikštau. Tai meditacija iš esmės svarba meditacijos pasiekti įmanoma tais atvejais, kada tai atliekate nuolat. Ir aš kažkodėl tai viliuosi vis dėl to, kad ypatingai vaikams šiuo metu, kai daug yra multitaskinama, daug laiko praleidžiama kompiuteryje, mokyklose,
bus įvesta anksčiau ir vėliau meditacijos pamokėlės, nes tai yra labai svarbu mokiniams susikaupti, susikoncentruoti, mokytis, išgirsti informaciją. Tarkime, Kinijoje, vaikai nuo pat mažumės mokomi medituoti. Tai yra visiškai norma. Lietuvoje pas mus žmonės pradeda vėlesniam amžiuje. Sako, reikia pribręsti, priaugti tam, suaugti tam. Tai yra iš esmės nuo kultūros priklausantis dalykai. Tai meditacija yra pamokos, yra įvairios praktikos ir reikia tiesiog atkreipti dėmesį, kokios praktikos jums yra tinkamiausios. Tai ir gongų, ir cigūno, ir jogos praktikos, kvėpavimo, rebefingas, stovėjimo, vizualizacijos, stebėjimo praktikos. Kvėpavimo apskritai labai irgi yra svarbi dėl to, kad stebite savo kvėpavimą, įkvėpėt, iškvėpėt, kvėpavimo stebėjimas ir įvairių praktikų. Todėl šitam momente tiesiog meditacija padeda būti ramiems. Sustoti akimirkai, džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Čia ir dabar. Dažnu atveju žmonės yra planuose į ateitį, turi kažką padaryti, kažką įgyvendinti, kažko užsiimti, planai kažkokie ir visada ateityje, ką daryti, kaip padaryti. Ir tai yra svarbu išmokti sustoti toje akimirkoje ir kai kada sugrįžti tą savo vidinį centrą. Išbėgi iš savo vidinio centro planuose ir paskui sugrįžti savo vidinį centrą. Meditacija tai puikiai padeda. Sugrįžti į savo vidinį centrą. Esi čia ir dabar. Ir nieko daugiau nėra tą akimirką. Tada išgyveni 100% savo gyvenimą. Kad gyvenime yra ir tokių etapų, savaime suprantama taip. Bet įtampos dažnu atveju yra tada, kada nuolatos esate apie galvojimą į ateitį ir panašiai, taip susikuria įtampos. Ir tas įtampas kiekvienas žmogus atranda būdų, kaip jas spręsti. Vieni eina į miestą savaitgalis, kiekvieną savaitgalį ir kiti sportuoja, kiti medituoja. Tai kažkas tokio. Tai klausimas tiems, kaip medituoju, tai atsakymas būtų, nemedituoju dabar. Tiesiog medituoti pradėjau nuo 26 metų gal. Ir tai buvo etapas į kokių 36 metų. Šiandien dieną aš nemedituoju. Šiandien dienai daugiau aš analizuoju. Analizė vadinasi pas mane yra per psichologinę prizmę, per programas, per suvokimus. Tai kažkaip taip. Tai žodžiu, linkiu tiems, kurie pradeda šitą kelią, tai nesustoti tame kelyje, jeigu pradėjote medituoti, medituokite. Tai yra labai gera praktika padedanti jums gyvenime vėliau ir vėliau susidurdami su visokiom įvairiom situacijom pamatysit, kaip yra lengva tiesiog tas situacijas praeiti, kaip gebėti jas išgyventi ir panašiai. Tai šiandien tokia žinutė tiems ir iki susitikimų. Iki.